Sveiki, ponios ir ponai. Laidelė iš savo varpinės, anksčiau prisistatydavusi kaip iš tiesioginio ir perkeltinio pogrindžio, tiems, kurie galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį, tai yra galvoja, ji tęsia savo veiklą, tačiau ji persikelia truputėlį aukščiau dabar nuo židinio. Ir su mumis pirmiausia pristatysiu, žinoma, pašnekovę, su mumis publicistė, keliautoja, rytų specialistė Goda Jocevičiūtė. Sveiki, Tomai. Ačiū, kad pakvietėt. Taip. Ir, žinoma, kūrybinis kolektyvas išlieka daugmaž tas pats. Garso ir vaizdo operatorius bei režisierius Vitalijus Balkus bevelijo likti už kadro. Ačiū, Vitalijau. O dabar mes tęsime pokalbį. Tiksliau, pradedam jį. Taip. Taip, tai aš pirmiausia noriu iškelti klausimą tokį. Labai daug šnekama šiais laikais apie visokias geopolitinės linktis, apie kultūrų skirtumus, apie tai, kaip kas ten kur vyksta ir kas su kuo kariaus arba nekariaus. Ukraina, Rusija, čia viskas mums arti. Šalia viso to visą laiką egzistuoja toks dar motyvėlis. Šiaurės Koreja, Kinija, ar jie palaikys Rusiją, ar kariausime su vakarais, ar ne, civilizacijų konfliktas. Aš noriu pradėti truputėlį nuo tokio paprastesnio dalyko. Pati nekartą buvai Kinijoje, buvai daug kur dar rytuose ir pasakyk tada šitą, kas Kinui yra, na, aš net neklausiu lietuvis, jisai galbūt net mažai žinos apie tai, bet apskritai, europietis ir amerikietis, kuriame etape, ką jis apie tai galvoja, priešas, biznio partneris ar šiaip kažkokia nesąmonė, neaiški. Klausimas labai geras. Dar tik tai patikslinsiu, kad nors šiuo metu į Kiniją jau esu nebeįleidžiama kaip persona non grata, tapau 2019 metais, bet iki to laiko maždaug 20 metų, beveik 20 metų keliavau po Kiniją, lankydavausi tenai po kelis kartus per metus. Ir čia kai tu tą knygą rašei, rašiau šitą knygą Geografija transe kartu su Raimondu Dikčiumi, nes Raimondas Kinijoje iš tikro dar ilgiau yra praleidęs negu aš, ten studijavo tradicinę kinų mediciną, o vėliau ir aš prisijungiau prie tų kelionių. Tai mes su Raimondu šitoje knygoje Geografija transe tikrai nemažai esame aprašė apie Kiniją. Kinija aprašė ir netgi tai, kaip jinai šiek tiek jau keitės, nes mes apimame didelį savo patirties laikotarpį. Tai labai įdomu, kad jau ir aš pataikiau į permainas. Aš atvykau į Kiniją pirmą kartą apie 2000-uosius, gal 2002 metais, man regis, ir jinai buvo visiškai kitokia, negu kad aš ją lankiau paskutinį kartą, 2019 metais. Na, daug kas keitėsi. Kažkada ir Putinas buvo kitoks negu dabar. Keičiasi daugybė šalių, bet Kinija drastiškai keitėsi. Man regis, negalėtume išskirti vienos kažkokios priežasties. Supuolė daug aplinkybių. Tame tarpe viena iš tų priežasčių tai Xi Jinpingo atėjimas į valdžią. Dabar jisai net vadinamas tokiu skaitmeniniu Mao, arba kitaip tariant 21 amžiaus Mao. Tai nereiškia, kad vyksta tokios pačios represijos, kaip, tarkim, vyko per kultūrinę revoliuciją. Didįjį šuolį ten. Taip, didįjį šuolį, kai tenai, arba per tuos visus plieno valgymo psichozės, valgymo čia kabučių sistemoje, ar paukščių šaudymo psichozės. Tačiau Kinija vis tiek laikosi tokio savo charakterio. Tai pirmas dalykas, prikuriama visokių komunistinių projektų keleriems metams į priekį, čia panašiai kaip būdavo sovietmečių nepas, tam, kad žmonės turėtų tikslą ir kad ties juo susitelktų ir kad tauta turėtų kuo didžiuotis ir turėtų kuo užsiimti, tai vienas dalykas. Ir turėtų kažką užsidirbti, kad paskui būtų galima atimti. Tai ne visai taip. Va čia ir pratęsiu, kad
neturime įsivaizduoti dabar Kinijos kaip pilnai socialistinės ar pilnai komunistinės. Komunistinė linija eina galbūt per valdymo metodus, bet iš esmės tenai klesti kapitalizmas. Kinija jau perėjusi pilnai į kapitalizmo fazę, tik iš komunizmo ir iš socializmo ideologijų pasiliko tai, kas valdžiai paranku. Bet vėlgi noriu pabrėžti, kad Kinija irgi skiriasi per laikotarpius, kaip minėjau. Čia panašiai kaip buvo su Sovietų sąjunga arba su Rusija, mes negalime, kalbėdami apie sovietmetį, apibendrinti. Dėl to, kad prie Stalino buvo vienaip, prie Chruščiovo kitaip, prie Brežnevo dar kitaip, o prie Gorbačiovo dar kitaip. Tai vat Kinija, mano požiūriu, kiek aš pati patyriau, iki Xi Jinpingo ateimo buvo laisvesnė. Tačiau atėjo Xi Jinpingas ir man regis jis sustiprino, pratęsė arba tiesiog atitiko pasaulyje vyraujančias tendencijas. Tai yra visur, net ir vadinamosiose demokratinėse šalyse, sustiprėjo polinkis į diktatūrą. Jau net ir demokratinės... Skaitmeninis sekimas. Ne tik aš turiu omeny skaitmeninį sekimą, daug plačiau. Kalbu apie ir apskritai apie žiniasklaidą, apie teisingą ir blogą požiūrį, apie nykstantį objektyvumą, apie daug įžūlesnį skverbimąsi į žmonių nuosavybę, asmeninį gyvenimą. Ir kaip minėjau, čia turiu omeny ne tik skaitmeninės technologijas, bet visumą. Net vakarų pasaulis, tai yra jo lyderiai ar tam tikros grupuotės, pradeda mum piršti idėją, kad demokratija paseno, kad užteks to nuomonių pluralizmo, užteks čia pataikauti priešingai pusiai. Atsiprašau už įsiterpimą. Čia iš tos srities, kaip Vilniaus universiteto rektorius pasako, kad pats laikas ginti demokratiją nedemokratinėmis priemonėmis. Būtent, Tomai, čia idealus pavyzdys, kaip yra manipuliuojama, kaip pritraukinėjama diktatūra, naudojant demokratijos sąvoką. Atsiprašau, išsireikščiau gal nelabai gražiai, bet anglų kalba yra toks mini anekdotas. Fucking for virginity. Kitaip tariant, kalbant švelniai, užsiiminėjimas seksu dėl nekaltybės. Na, tai čia tas pats. Kadangi yra sakoma, jog egzistuoja kaip ten pozityvi diskriminacija, tai aš visada keliu klausimą, ar gali būti pozityvus išprievartavimas, pavyzdžiui. Taip. Pozityvi manipuliacija. Taip. Čia tas pats kaip žmonės, kurie yra daugiau tokios nekritiškos žiniasklaidos aukos. Man pradirbusiai žiniasklaidoje ir likščiol dar dirbančiai, kaip freelanceriai, daugiau nei 20 metų pradeda aiškinti, kad yra geroji propaganda ir blogoji propaganda, kad yra kietoji propaganda ir yra minkštoji propaganda, kad jie nori man pasakyti lygiai tą patį, kad yra dalykų, kuriuos galima ginti nesąžiningais būdais, pateikiant šaržuotus netikrus argumentus, naudojant pseudo informaciją arba visišką dezinformaciją su kažkokiu esą neva geru tikslu. Bet mes, kaip žinom, tikslai būna sąlyginiai. Bet grįžtant prie Kinijos, tai štai kai atėjo Mao, tenai taip, tikrai, sustiprėjo žmonių siekimas. Mao ar Xi dabar? Atsiprašau, 21 amžiaus Mao, aš turiu omeny, tai yra Xi Jinpingas, taip. Tai sustiprėjo žmonių siekimas, dar labiau sustiprėjo ideologinė tokia sklaida, atsirado daugiau suvaržymų, bet ir lygiai taip pat pasikeitė požiūris į vakarų pasaulį ir didžiausias lūžis įvyko būtent per COVID-ą. Tai buvo tas metas, kai Kinija galėjo ne tik tai
galutinai įdiegti visą tą skaitmeninio sekimo sistemą, prisidengdama kova su kažkokiu sėkmingai darė virusu. partneriai vakaruose. Taip, bet lygiai taip pat įvyko ir požiūrio į vakarų pasaulį kaita. Tai štai, labai toksai akivaizdus pavyzdys iš asmeninės patirties. Seniai, kai labai dažnai keliaudavau po Kiniją, buvo toksai metas, kai net taksi vairuotojai žinojo Lietuvos vardą. Kai paklausdavo kiniškai, iš kur jūs esat, ir mes atsakydavome Litauo, taip kinų kalba yra Lietuva. Litauo, taip. Litauo, arba tie, kurie angliškai supranta, aišku, Lithuania, bet jiems Litauo daugiau tas pavadinimas, ką sako. Ir tada iš karto, Lanciau, tai yra, krepšinis. Ir Kazlausko vardo jie neištardavo, bet jie, įsivaizduokit, žinojo, kad Lietuva yra krepšinio šalis ir į mus žiūrėjo šviesiai nusiteikę ir net pagarbiai. Tuo metu lygiai taip pat be abejo ir į europiečius buvo požiūris labai palankus. Europiečiai ir mokus klientai, ir dosnus turistai, ir kvailoki turistai, kuriuos galima gerokai išmelžti, apsukti lygioje vietoje ir jie to net nesupras. Ir puikūs verslo partneriai, kuriuos kinai pradėjo vilioti į savo šalį, steigti Kinijoje firmas, gamyklas, tam tikrų specifinių dalykų, produktų, kurių kinai neturėjo įgūdžių gaminti, tam, kad per metų metus kinai perimtų know-how technologijas. Apie tai mes ir su Raimondu Dikčiumi rašome knygoje Geografija transe. Tai jau buvo toksai metas, kai Kinijoje jau net ir alų kraftinį pradėjo kinai gaminti ir vyną pradėjo mokytis gaminti būtent iš europiečių. Tačiau, žinot, aš noriu truputėlį vėl įsiterpsiu, kaip visada, gal ne vietai, bet labai trumpam. Širvintų rajone gyvena tokia fermerė, ūkininkė, ožkų karalienė vadinama. Turi labai daug ožkų, supranti, daug sūrių gamina ir taip toliau. Kinai buvo atvažiavę, sako, norėtų užsipirkti, bet sako, bet jie pasakė tokius kiekius, iš kur, sako, aš visą Lietuvą turiu ožkomis užleisti. Taip. Taip, kad apie tą verslo partnerystę čia. Taip, tai matot, kinai sudarė vienu metu irgi labai geras sąlygas europiečiams ten lyg ir kurti verslą, bet atėjo toksai metas ir tas, kaip minėjau, kritinis metas buvo COVID-as, kai tiesiog buvo pradėti įžūliai išvarinėjami vakariečiai iš Kinijos, randama įvairių pretekstų uždaryti jų įmonės, nusavinti ir panašiai. Tai vat nuo to laiko į baltaveidį žmogų pradėta žiūrėti jau nebe taip maloniai. Kinams, nežinau, čia galbūt jeigu labiau gilintumėmės ir plačiau į istorinę perspektyvą pažiūrėtume, toks įspūdis, kad Kinija net nori atsiimti už tos opimo karus, ką europiečiai pridarė Kinijoje, kai prisiminkime vietinius žmonės užsodino ant opijaus ir kai tenai buvo labai daug problemų ir kai Kinijos imperijoje dėl to kilo didžiausias chaosas ir nuosmukis ir kinai realiai buvo kinus išdūrė anglosaksai, kitaip sakant, per tuos opijaus karus. Tai dabar toks įspūdis, kad ten tokia, kaip pasakyti, ore tvyro toksai nusiteikimas prieš atvykėlį iš Europos ir tuo labiau prieš atvykėlį iš Amerikos. Žinoma, verslas
Importas, eksportas dar atskira tema. Ne prieš visas šalis yra toks didžiulis neigiamas Kinija nusiteikimas. šiek tiek priklausoma nuo eksporto, nes jos vidinis vartojimas yra ne kažkoks. Tai va, palaukit, tai va dar pratęsiu, kad Kinija tikrai ne prieš visas šalis taip neigiamai nusiteikusi, kaip prieš tą mūsų lietuvėlę, kai vienas anūkas tiek pridarė. Sužlugdė Dalios Grybauskaitės Saulės traukinį. Buvo projektas Saulės traukinys. Taip, bet čia Saulės traukinys, jos užlugdymas čia galbūt tik tai vienas iš žingsnių. Aš dabar kalbu apie pasiekmes. Ir apie pasiekmes gal ne tik verslui, bet net ir paprastam atvykėliui turistui. Šiuo metu vienam keliautojui savarankiškai keliauti po Kiniją, turiuomenį keliautojų iš Lietuvos, gali kilti sunkumų ir iššūkių. Aš turiu informacijos iš pirmų lūpų, kad pastaraisiais metais būta atvejų, kai pavienių lietuvių nenorėjo įsileisti kinų viešbutis ir kai draugai kinai tuos lietuvius gelbėjo savo, tiesiog leisdami savo vardu juos priregistruoti, na ten kažką pakombinavo. Dėl to, kad šiuo metu visa ta mūsų diplomatija kabučių sistemoje, diplomatija su Kinija ir santykiai su Kinija, privedė iki tokio lygio, kad Lietuvos vardo kaip valstybės registre, Kinijos registre neliko. Tai reiškia, kad jeigu atvyksta keliautojas ir parodo savo pasą, viešbutis, kuris gal nėra toks lankstus, kūrybiškas. Ten, kiek aš žinau, yra trijopi viešbučiai pas juos. Ne, tai čia yra kinams skirti užsieniečiam, bet čia kas kita. Atvyksta lietuvis į užsieniečiam skirtą viešbutį. Viešbutis atverčia pasą ir jis nemato Lietuvos kaip šalies. Tai reiškia, kad pasas gali būti netikras jų akimis. Bet čia aš kalbu apie pavienius keliautojus. Šitą problemą, kaip keliauti po Kiniją, labiau sekasi spręsti kelionių organizatoriams. Tie, kurie vyksta per lietuviškas kelionių kompanijas, patikimas, stambes, jie išvengia tos problemos. Nes kai yra didelės grupės, kelionių organizatoriai, aišku, pasikinkę savo didžiulę patirtį, pažintis, ryšių su stambiais kinų kelionių operatoriais šitą problemą išsprendžia. Bet, kaip žinote, net ir vizą pasidaryti Vilniuje šiuo metu mano žiniomis neįmanoma. Aš kiek žinau, kelionių organizatoriai dabar mūsų lietuvių turistų vizas pasidaryti pasus siunčia į Rygą berods. Buvo laikotarpis, kai net ir į Paryžių keliavo lietuvių pasai, kad gautų Kinijos vizą. O tuo tarpu Latviai, kuriem atsimenu neseniai vedžiau ekskursiją Vilniui, man sako, kas čia pas jūs darosi, klausykit, ko jūs čia taip prisidirbot, nes mes tai dabar turim bevizį režimą Kinijoje kaip turistai. Tai va, tai grįžtant prie lietuvių. Šiuo metu lietuvis paprastam kinui išvis nieko nesako. Va tam, kuris gatve, tiesiog kažkoks praeivis sutiktas gatvėje, paprastai, jis net nežino to Lietuvos vardo. Jeigu pasakysi Litavo, tai jis pradės sakyti Italija, kažkokius bandys pritemti prie tokių pavadinimų Europos šalių, kurios jiems kažką tikrai svarbaus reiškia ir kurios jiems asocijuojasi su kokybė, su kažkokiu brendu. Kiek domėjausi, pavyzdžiui, kinai tikrai labai vertina itališkus produktus. Ir jiem yra svarbu ne pats firmos pavadinimas, o jiem yra svarbu, kad tas produktas yra atėjęs iš Italijos. Tai čia jau yra italų geras įdirbis, kad Kinija įsileido Italijos produkciją
į savo rinką, didelis pasiekimas. Jiems daug kas sako ir Prancūzija, jiems daug kas sako kai kurios kitos stambios Europos šalis. Lietuva šiuo metu jiems išvis nieko nesako. Tikrai. Ir net kai kurie net nežino, kad mes, tarkim, gal ir buvę kažkokie Sovietų Sąjungos dalis, kokie mes, aš turiu omeny, mažiukai jiems atrodome. Tai tas laikotarpis jau nuo Jono Kazlausko laikų yra pasimiršęs. Mes jau ir Kinijai nebeasocijuojamės su krepšiniu. Supratau. Ir vis dėlto, na, pavyzdžiui, jeigu jau man pavyko, jeigu aš, sakykime, ten kažkokiu būdu per didelę kelionių agentūrą kažkaip tai nukakau į Kiniją ir, pavyzdžiui, apsilankau Honkongė. Nueinu į turgų šitą. Kaip man elgtis? Ko man geriau nedaryti? Žiūrėkit, Honkongas yra kas kita. Aš priminsiu, kad mums, lietuviams, į Honkongą yra bevizis režimas šiuo metu. Ir daug laiko yra kaip ES piliečiams, taip kad nereikėtų Honkongo tapatinti su ta žemyninė Kinija, apie kurią aš iki šiol kalbėjau, nepaisant to, kad Honkongas dabar stipriais šuoliais grįžta atgal į Kinijos glėbį. Tai čia gal tokia žiūrovams šiek tiek padarysiu įžangą apie tai, kokia Honkongo padėtis šiuo metu. Aš kaip vidutinis lietuvis gali įsivaizduoti Honkongą? Daugiausia pagal tai, suprantat, kaip Jackie Chanas šoka kung fu kažkur tai ten, suprantat, visur. Čia įsivaizduoti nereikia. Reikia tiesiog aplankyti tą Honkongą, o dauguma lietuvių vyksta į Honkongą. Bet žiūrėkit, mes ir pradėkim nuo to, kad Honkongo padėtis šiek tiek kitokia yra negu visos likusios žemyninės Kinijos. Trumpa istorija. Honkongas iki 1997 metų buvo Britanijos kolonija. 100 metų, kurie buvo tas laikotarpis, kai už labai palankęs sąlygas Britanija nuomavosi Honkongą iš Kinijos, prabėgo kaip milisekundė, žiūrint turbūt amžinybės akivaizdoje, ką reiškia 100 metų visos žmonijos ir civilizacijų istorijoje. Taip kad tas 100-metis baigėsi ir sutartis baigėsi 97 metais. Tuo metu Honkongas pradėjo pereidinėti į Kiniją. Tačiau pagal sutartį galutinai Kinija atiteks ir taps visavertė Kinijos dalimi, žiūrint ir praktiškai, ir teisiškai, praėjus 50 metų pereinamajam laikotarpiui. Tai kiek dabar nuo 97-ųjų jau praėjo metų? Na taip, laikas tiksi, ne tiek jau daug dar beliko. Taip, labai nedaug liko. Bet aišku, Kinijos valdžia nesnaudžia ir Pekinas nelaukia, kol ateis tas galutinis, žodžiu, jau metas ir iš tikro Honkongą dabar ima labai įžūliai ir labai greitai veržia jį po savim, nepaisant to, kaip minėjau, kad Honkongė dar yra šiek tiek užsilikę tos teisės, kuri yra kitokia negu kad buvo žemyninėje Kinijoje, tos Britų paliktos tvarkos. Tai kas šiuo metu vyksta? Vėlgi, aš galiu palyginti su tuo metu, kai pati lankiausi Honkonge. Ir kai rašai knygą Geografija Transe. Taip, kai rašiau knygą kartu ten parašyti tokie dalykai, tengi visko labai daug ir tokių visokių įdomių viešbučių su visokiais narkotikais, prostitutėmis ir taip toliau. Taip, tenai Honkongas, kaip aš palyginau, tokia gera vieta, kaip nuolatinė filmavimo aikštelė galėtų būti romantiškiams trileriams, ane? Tai kas dabar pastaruoju metu įvyksta? Kokie pokyčiai?
šitą net ir Raimondas Dikčius jau dar plačiau galėtų papasakoti, nes jis vėliau buvo paskutinį kartą Honkongė. Tai jis irgi čia bus iškviestas, supratau, bet jis parašė dar mūsų knygoje tokį pasakojimą apie Šendženą miestą, kuris yra šalia Honkongo, žemyninės Kinijos miestas, bet jis tapo vartais į Honkongą tam, kad kinai ten savo šlamštą vežtų. Tai pirmas dalykas, kas atsitiko, Honkongą užplūdo pačios žemiausios kokybės kiniškos prekės, kurios išstumė tuos garsius pasaulinius prekės ženklus, apie kuriuos aš ir rašau šioje knygoje. Tiesiog Honkongas jau virto ne šiaip klastočių miestų, bet pačių prasčiausių klastočių miestų. Klastotės ten visada buvo, bet jos buvo kokybiškesnės negu kad pačioje Kinijoje. Bet dabar jau tiek užplūdot kinišką produkciją žemiausios kokybės, kad jinai baigia nustelbti tą kokybę, su kuria Honkongas ligtol asocijavosi. Kitas svarbus poslinkis, labai didžiulė pasikeitė smarkiai minia Honkongo. Ką turiu omeny? Honkongiečiai, kurie turiu omeny, Haka tautelė, tai yra praktiškai tie patys kinai, viena iš kinų atšakų. Tie senbuviai, jie jau nebėra pagrindinis minios veidas Honkonge. Dėl to, kad Honkongas smarkiai plūsta naujieji migrantai iš žemyninės Kinijos. Ir darbininkai, ir tie kinai, kurie... O kodėl jie ten plūsta? Koks motyvas jiems plūsti? Ne, tai supraskit, kinam visada bus motyvas skverbtis visur, nes jų tauta yra didelė, jų yra daug. Kinijai visos žemės, kurias jie prisijungia arba okupavę, reikalingos ne tik dėl, tarkim, kažkokių gamtinių resursų, tarkim, kaip Tibetas, čia aš kaip pavyzdį duodu, bet ir dėl paprastų dalykų, kad būtų kur tiems patiems kinams gyventi ir dirbti. Jie nebeišsitenka savo šalyje, jie dėl to tiesia geležinkelius, dėl to buvo atsidarę, tarkim, traukinys į Lasą 2007 metais, iš Pekino į Lasą, nors reklaminėje kampanijoje buvo akcentuojama galimybė keliauti ir kinų turistams, ir vakariečių turistams. Bet iš tikro tas geležinkelis atsidarė tam, kad būtų sklandesnė kinų migracija į tą regioną, kad jie ten galėtų gyventi. Tas pats vyksta su Honkongu. Ir Honkongas tokioje man iš vis, jis visada atrodė labai toks įdomus darinys, ne? Miestas per brūkšnelį valstybė. Toks lyg ir Kinija, lyg ir ne Kinija. Kaip ir tie patys kinai, bet jie kitaip elgesi, jie kitokioje aplinkoje augę, gavę kitokį išsilavinimą, patyrė Britų įtakos ir jie kitokie. Ir štai ar Kinija yra Honkonge, ar Honkongas Kinijoje. Bet dabar panašu, kad jau kaip tik ir persveria tą naujųjų kinų migrantų įtaką ir tiesioginę Pekino valdžios įtaką Honkongui. Ir netgi prieš pat prasidėjusius karantinus, ar teko girdėti, kad Honkonge vyko stambus protestai, būtent prieš, grubiai kalbant, prieš Pekino vyriausybę, prieš jos didesnį kišimąsi į vietos gyvenimą. Čia aš kalbu labai apibendrintai. Tai štai, ir tuo metu netgi honkongiečiai nukopijavo Baltijos kelią ir stojo, susikibę ranką rankon ir apjuosė Honkongo salą. Salą, visą salą. Taip. Tuo metu jie gal
Lietuvos gal ir nebūtų tiksliai įvardyję, bet jie žinojo, kad jie kopijuoja 3 mažytės Baltijos šaleles, o kuri ten kuri jau netaip ir svarbu. Na, bet jie nukopijavo Baltijos kelią, taip parodydami tokį susivienijimą prieš Kinijos valdžią. Bet kas tada atsitiko? Tada kaip tik Kinijoje prasidėjo kova su baisinguoju virusu. Ir kas labiausiai pirmiausia nukentėjo, tai honkongiečiai, kurių visas gyvenimas, daugumos honkongiečių gyvenimas buvo orientuotas į gyvenimą lauke. Nes jie, jūs Tomai, kaip žinau, skaitėt būtent apie Honkongą pasakojimus, taip susiklostė tradicijos, tokia tenai situacija per dešimtmečius, kad dauguma sau gali leisti gyventi, kadangi tai yra ten nežmoniškai brangus nekilnojamasis turtas, jie gyvena praktiškai narvuose, arba kaip įvardyju, tarsi vištidėse, kaip ant laktų sugulę, kelių kvadratinių metrų celėse. Labai gerai, jeigu šeima turi paveldėjusi iš kartos į kartą kažkokį butą, tai tenai jau koks 50 kvadratų, tai yra didelė prabanga. Žinoma, tenai patys stambiausi verslininkai, investuotojai, aukšto rango pareigūnai gyvena puikiuose penthausuose su vaizdu į jūrą ir tikrai dideliai kvadratūroje ir tikrai prabangiai, bet ne tokia didelė dauguma. Tai įsivaizduokit, kas atsitiko tiems paprastiems žmonėms, kurie buvo sugrūsti į tas savo laktas ir celės, be leidimo išeiti į lauką, įkvėpti gryno oro, kai netgi Honkonge yra visiškai įprasta rotuoti dalyjantis viena lova su kambarioku. Ar suprantat, ką turiu omeny? Turiu omeny, kad, tarkim, 2 jauni žmonės išsinuomoja vieną lovą keliaviečiame kambaryje. Vienas dirba dienos metu, kitas dirba naktiniai pamainoj. Tas, kuris dirba naktinėje pamainoje, grįžta ryte ir gula į lovą miegoti, tuo metu jo draugas keliasi, užleisdamas jam vietą. Tai štai, tai va tokia buvo baisi situacija ir tie karantinai pirmiausia palėtė Honkongą. Ir mano žiniomis, honkongiečiai, aš jų sutinku dabar kitur, Azijoje ir būna mes persimetam vienu kitu žodžiu, jie savęs su žemyninė Kinija, ta Kinijos liaudies respublika nenori tapatinti. Jie nenori grįžti į Kinijos glėbį, bet tas mums patinka ar ne, Honkongas teisiškai ir istoriškai priklauso Kinijai. Tai yra visiškai kita situacija negu su Tibetu, arba su Sindziangu Uigūrų, arba su vidinė Mongolija. Ypač kitokia situacija, ypač kaip būtent kitokia situacija su Tibetu. Makao tai irgi panašiai kaip Honkongas. Bet aš apie Makao gal nelabai noriu kalbėti, nes aš ten nebuvus, tai gal įdomiau ta gyva patirtis, ką mačiau ir ką patyriau ir ką tikrai žinau. Tai, bet kai kalbame apie tos skirtumus apskritai, tai aš nežinau, kur dar tamsta, kur tik nebuvai, kur tik nekeliavai, bet reikalas toks, kad tie, kas pabūna, pavyzdžiui, Vietname, tai jaučia skirtumą, kas yra ten Hanojus arba kas yra Saigonas. Nes skirtumai vis tiek išliko, nepaisant visko. Tai Kinija imant regionais, sakykime, ten link kalnų toliau, kaip ten viskas atrodo šitą, ką tie žmonės galvoja, kaip jie gyvena. Žodžiu taip, Kinijoje tendencija yra tokia, kad žinoma, Kinijos rytai, turiu omeny, pavyzdžiui, Kinijos rytų vienas iš centrų yra Šanchajus. Na, ar ten netgi tam regionui ir Pekinas. Tirščiausiai gyvenamos vietos. Jo, ir Pekinas, ir sostinė Pekina, tam regionui grubiai galima priskirti Tianzinį, kitus didžiuosius miestus. Tai va, ta Kinijos
pusė gyvena kitaip negu Kinijos vakarai. Pavyzdžiui, Sičiuanio provincija, kuri yra šalia Tibeto ir į kurios teritoriją dabar įeina okupuoto Tibeto kraštai, kurie turi prefektūrų statusą. Ir ten būtent prasideda kalnai ir nuo Sičiuanio provincijos važiuojant autobusu galima jau patekti į rytų Tibetą, į Khamo regioną. Kita vertus, lygiai taip pat šiaurė, ten tarkim, arba šiaurės rytai labai skiriasi nuo pietų. Tai mano žiniomis, tie, kurie gyvena arčiau pietų ir kuo arčiau Honkongo, tuo, kiek žinau, net ir dabar, tuo tokia laisvesnė atmosfera. Mes negalim vėlgi Kinijos tokios milžiniškos šalies, susidedančios iš skirtingų tautelių ir iš skirtingų provincijų, kurių irgi net vidinė politika gali šiek tiek skirtis, mes negalime visų vertinti vienodai ir matyti kaip vieną kažkokį nedalomą vienetą. Taip, kad pietiečiai jie tokie labiau atsipūtę, tokie labiau simpatizuoja Honkongui, kitoks jų charakteris. Čia gal net panašiai kaip ir Europoje. Šiaurė skiriasi juk nuo pietų. Gerai, skiriasi visada. Dar noriu vieną dalyką paklausti. Žinot, dabar labai daug visokių dalykų pasakojama teisybė, neteisybė. Noriu pažaisti šitą žaidimą. Ypač dirbtinio intelekto pagalba YouTube prikalbėta ir papasakota tiek, kad sunku suprasti, kas čia teisybė, kas čia fantazijos. Neva tai Kinijoje egzistuoja miestai, kuriuose niekas negyvena. Pastatyti dėl statymo. Neva tai egzistuoja tiltai, kurie niekur neveda. Statomi. Aš tikiu, kad tai gali būti kažkuriuo tai mastu, bet kad taip kaip pasakojama. Žiūrėkit, pas mus, aš pastebėjau, bent jau pas mus tam tikram tokiam, nežinau, socialinių tinklų kažkokiam mikro. Tas pasakojama rusiškam YouTube beje. Ne, gal ir rusiškiuose YouTube'ose, bet čia kalbėkim apie tai, kas mus pasiekė, ne? Plinta labai keistos sąmokslo teorijos, kurios labai iškraipo realybę. Jie nusičiumpa kadrą, kuriame pamato statomus tuščius dangoraižius arba nusičiumpa fragmentą iš reportažo apie neapgyvendintą Kinijos miestą ir paskelbė, žiūrėkit, čia kuriami konclageriui, ten ar getui prilygstantis miestai, iš kurių žmogus negalės išeiti. Aš kitokią versiją girdėjau. Tuoj minutėlę, kad čia atseit jau bus sukraustyti visi, kurie kažkuo čia jau neįtiko valdžiai ir čia bus tas 15 minučių miestas, iš kurio tu negalėsi išvykti be leidimų ir taip toliau. Visokios nesąmonės. Ką jūs dar girdėjot? Aš girdėjau dar tokį dalyką, kad tai daroma, neva tai tiesiog centrui norintis atsiskaityti kažkoks, pavadinkim, sąlyginai gubernatorius, norėdamas įrodyti, kad vyksta ekonominis aktyvumas, jis stato tiltus į niekur, bereikšmius kelius, pastato miestą, kuriame niekas negyvena, šviesoforai mirksi, bet žmonių nėra. Ir atsiskaito ir dėl to užtat jis išsaugo savo postą. Taip yra, taip pasakoja visagalis internetas. Čia vėlgi yra toksai kratinys, kai yra toks rusiškas tas posakis «Слышит звон, но не знает, откуда он», girdi garsą, bet nežinai, iš kur jis ateina. Tai čia yra iš dalies tokios tiesos, bet pirmas dalykas, kalbant apie kelius, Kinijoje nėra nenaudingų kelių. Kinijai keliai yra labai reikalingi visur ir bet kur. Taip, kad kai vyksta kažkoks kelio tiesimo projektas, jis vyksta tikrai nebereikalo ir dažniausiai, kaip minėjau, tie keliai yra tiesiami ir statomi net pačiose komplikuočiausiose vietose, tokiose kaip kalnai, kalnų perėjos, tuneliai, tik tai tam, kad kinai galėtų sklandžiau migruoti į tuos Kinijos aneksuotus regionus. Tai viena. Antra. Kinijoje iš tikro yra tokių nevykusių projektų, kai kažkas neapskaičiavo galimybių ir pristatė dangoraižių, pristatė namų, o ten nieks neperka.
tų butų. Tai nėra labai masinis reiškinys, bet toks yra. Tai aš ir noriu pasakyti, jau kur čia jau, neprisigalvokim sąmokslo teorijų. Tiesiog kai kur neapskaičiuota, kai kur projektas nepasiteisino ir čia vėlgi galim kalbėti apie tą kinų mentalitetą, politiką ir ideologiją viename. Kai kažkas daroma dėl darimo, kai reikia kurti planus ir būtent atsiskaityti centriniai valdžiai arba tikėtis kažkokio ekonominio proveržio. Bet dėdų leksy, negi jisai durnas, jisai nesupranta, kad jį mulkina, jeigu padaro kažkokį beprasmį dalyką, taigi jisai ten... Klausykit, nereikia. Čia aš manau, kad pas mus kažkaip labai Europoje plinta tas toks, sakyčiau, primityvus gal požiūris, kad viską lemia vienas vadas, viską lemia Xi Jinpingas Kinijoje, viską lemia Putinas Rusijoje. Ne, iš tiesų tai yra reiškiniai kolektyviniai dažniausiai. Jo, ten koks nors modis Indijoje, taip nėra. Taip, tai yra vienas stiprus asmuo, bet tai nereiškia, kad viską jis sugebės valdyti, kiek yra visokiausių pavaldžių įstaigų, grupuočių, kiek yra ten viduje tų pačių skirtingų klanų, besipešančių dėl tam tikrų interesų ir resursų ir kiek dar daug ką reiškia tų provincijų vadai. Čia tas pats, kas Rusijoje, tarp kitko, gubernatoriai, kaip užtat labai ir skiriasi ir tie Rusijos regionai, nes vienur gubernatorius veikia vienaip, kitur kitaip. Vienur tokius kyšius ima, kitur kitokius kyšius ima. Tai yra sakyta, kad ir Stalinas, ir Putinas yra reiškiniai kolektyviniai. Ir frakcijos ten irgi egzistuoja. Na taip, bet tai jeigu rimtai, tai kaip ir turbūt ir buvo sovietmečių kažkas panašaus. Ne vien tik tie vadai lėmė. Aš dar noriu tada paklausti, kada grįžtame į rytus, toliau šitą noriu paklausti. Šiandien buvo labai įdomus pačios postas Facebook'e, kai tam sąrašė apie tai, kas Indijoje vyksta. Na ir kasgi ten vyksta vis dėlto? Taip, čia žiūrovams tiesiog irgi dar priminsiu, kad mes su Tomu kalbame apie mano įrašą Facebook'e, apie reakciją į mūsų lietuviškose portaluose pasirodžiusią žinią, kad Indija puola baisus, siaubingas, mirtinas virusas, kur net, kaip mūsų žiniasklaida rašo, mirtingumas siekia 75% iš užsikrėtusiųjų ir kad esą Indijoje ir net jau aplinkinėse šalyse pradėtos taikyti kažkokios į karantiną panašios priemonės, neva jau kontrolė oro uostuose ir panašiai. Tai aš kažkaip dar nepraradusi elementarių paprasčiausių žurnalistinių įgūdžių į tokią apokaliptinę naujieną reaguoti ne iš antraščių, ne iš gandų, o paprasčiausiai, kad galbūt reikėtų šią informaciją pasitikrinti, susisiekus su tos šalies gyventojais. Mane labai nustebino, kad šiais laikais, kai yra visos galimybės labai greit operatyviai gauti informaciją, net ir neišėjus iš redakcijos, iš namų neišėjus, viso labo susisiekus šiuolaikinėmis priemonėmis per vieną sekundę su tų šalių ar tų žemynų gyventojais, vis dėlto mūsų žurnalistai vis rečiau tą daro. Aš tikrai nesakau, kad to visai nedaro, bet pastebiu tendenciją, kad tai daro vis rečiau. Anksčiau net nebūtų kilęs klausimas, kad jeigu gauni tokią informaciją, tokią rimtą informaciją, kad kitame žemyne žmonės... išmirė visas miestas. Ne, kad, pavyzdžiui, masiškai žmonės miršta. Tai čia juk nėra eilinė informacija, tiesa, čia net kokia nors dietologo teorija apie grūdus, ar mes juos turim valgyti, ar turim jų nevalgyti. Čia ne kažkokia eilinė, nežinau, žinia apie kokios garsenybės gyvenimą, ar Angelina Jolie išsipjovė krūtis, ar čia vis dėlto neišsipjovė jinai tų krūtų. Čia yra juk informacija, kuri gali lemti mūsų sprendimus,
mūsų padėtį, kuri gali lemti santykius su ta šalimi ir panašiai. O aš, kadangi priklausau kelionių verslui ir vasarą lydžiu keliautojų grupės per kelionių organizatorių grūdą ir viena iš tų kelionių krypčių yra Indija, tiksliau ten pati Indijos šiaurė, man natūraliai kilo klausimas ir aktualu yra, kas ten vyksta, gal mes jau nebeišvyksime, gal reikia kažkam ruoštis. Tai aš parašiau žinutės iš karto bičiuliams indams. Vieni jų priklauso kelionių verslui, kiti netgi yra medicinos atstovai. Tai yra aukštų kastų, labai išprusę, išsilavinę žmonės, bendraujantis su vakarais, netgi gaunantis vizas atvykti į vakarų šalis. Ir tai daug ką pasako. Ir mano toks buvo klausimas, pirmiausia, jiem, kai išsiunčiau žinutės, specialiai neminėjau to viruso pavadinimo, kad suprasčiau, kiek pas juos ta žinia yra aštri, kiek jinai aktuali. Ir mano klausimas buvo, kokios ten pas jūs vyksta problemos dėl sveikatos, ar pas jūs dabar šiuo metu yra kokio nors viruso protrūkis? Jie man atrašo, ne, lyg ir nėra, nieko nežinom, negirdėjom, nepastebėjom, ką tu turėjai omeny? Tada aš patikslinu, kad aš turiu omeny štai va tokį virusą, baksnoju ir dar atsiunčiu nuorodą į vakarų žiniasklaidos, reiškia, parašytus straipsnius apie ten tą mirtiną virusą, kertantį, šluojantį Indijos gyventojus. Ir jie, šitas, taigi čia toks eilinis virusas, bet jis būdingas tik tai Keralos regionui, tik tam tikrų laikotarpių, bet jis niekuo neypatingas, nieko čia baisaus nėra. Mes pripratę... Panašiai kaip ebola, ar ne? Jisai mirtinas, bet ne. Ne, ebola. Čia tas pats, kas būtų pas mus gripas kovo mėnesį arba gripas lapkričio mėnesį per sezonų kaitą. Tai va maždaug gal netgi net ne tokio masto, nes Indijoje yra tokia daugybė siaubingų virusų ir ypač infekcijų, nuo kurių nėra jokio skiepo, nuo kurių apsisaugoti labai sunku. Taip, kad jiem eilinis ir jie tiesiog man pradėjo atsiųstas tokias juoko ikonėlės, kad ką jūs čia prisigalvojat. Gerai, bet gerbiamoji, net medikai. Ką tik mane demotyvavai visai net pagalvoti apie kelionę į Indiją. Kodėl? Nes yra mirtinų virusų, nuo kurių apsisaugot beveik neįmanoma, skiepų nėra. Žinote, tai ko man ten tada ieškoti? Nes dar yra vienas dalykas, aš dabar įsiterpsiu ir iš savo asmeninės patirties gautos Lietuvoje. Dėl to, kad aš ne tik žurnalistiką užsiimu, bet dar kitomis veiklomis. Ir man su indusais, gastarbaiteriais, atvažiavus iš čia gyventi, yra tekę susidurti. Aš pasakysiu, kad mano įspūdžiai pagal tai, ką aš mačiau, atsiprašau, paprasčiausią dalyką, galit mane kaltinti ksenofobiją, ko norit, bet valyvumo prasme tai yra visiškai ne kažkas. Žiūrėkit, pas mus, kaip ir daug kur į vakarų Europos šalis, vyksta žemiausių kastų žmonės. Išskyrus gal Britaniją, į kurią labai mėgsta investuoti aukštų kastų ir labai turtingi indai. O čia tie, kurie yra anglofilai. Ta prasme, jie yra turtingi, jie gali turėti britiškus pasus, juk vieni turtingiausių Britanijos gyventojų yra nebūtinai britai, o sikhai, tai yra tokia atšaka indų bendruomenės. Taip. Bet ir jų yra Lietuvoje. Dirba tolimųjų reisų vairuotojais. Žinokit, čia kažkokie singhai, taip, bet tarp kitko singhų pavardę turi net ir hinduistai, kai kurie. Bet didesnė tikimybė, kad jis bus iš sikhų, jeigu pavardė singh, tačiau pas mus atvyksta vis dėlto nusigyvenę sikhai. Pas mus nevyks tie sikhai, kurie galbūt yra paveldėję Indijoje milžiniškus plotus žemių, kurias pardavę gaus milijonus eurų ir juos investuos, pavyzdžiui, nekilnojamą turtą ar ten į prekybą brangakmeniais Didžiojoje Britanijoje. Tai skirkim tuos, kurie pas mus atvyksta.
ir tuos, kurie investuoja turtingesnėse Europos šalyse. Vėlgi, indai Maltoje, dalelė indų Maltoje, toje mažoje saloje yra visai kiti negu dauguma. Tai apie kelionės. Taip, apie tą pavojingumą. Tai žinokit, taip yra, Tomai. Pirmas dalykas. Indijoje, aišku, kuo labiau į pietus, kuo labiau į tas atogražas, tuo daugiau yra pavojų sveikatai ir tų tikrai nemalonių virusų arba infekcijų, kurioms nustatyti netgi pas mus nėra reagentų ir galimybių ir būna, kad žmogus iš Indijos atsiveža į Lietuvą sunkų užkratą, aišku, praeina tam tikras inkubacinis laikotarpis ir čia pas mus infekcinėse nenustato, kas tiksliai yra. Ir turi žmogus vykti atgal į Indiją, bent jau toks patarimas. Tada grįžkite į Indiją, nes Indijoje jums nustatys, diagnozuos ir galbūt paskirs tinkamus vaistus. Palaukit, o irgi Pasaulio sveikatos organizacija, visi kiti dalykai. Baikit, prie ko čia ta Pasaulio sveikatos organizacija? Pratęsiant, nenoriu pamesti minties, atleiskit. Čia yra sunkiausi atvejai, bet jų iki maksimumo sumažinti jų tikimybę galima pasitelkiant higieną. Pirmas dalykas – plaunamos rankos, tikrai nepakenks dezinfekciniai skysčiai. Antras dalykas – praktiškai sumažės tikimybė 90% parsivežti kažkokią zarazą nemalonę, jeigu negersite vandens iš čiaupo ir jeigu net dantis valysitės iš buteliuko, iš vandens to pirkto. Degaliniai nusipirkti? Net ne degaliniai, geriau jokiais būdais gatvėje nepirkti buteliuko, bet pirkti normaliai prekybos centre. Jau daug išvengsit problemų, išvengsit nereikalingų problemų ir rizikos atsisakę ledukų. Norit šalto gėrimo, prašykit to gėrimo, kad jį jums ištrauktų iš šaldytuvo. Nevalgykit bet ko gatvėje ant iešmelių, eikit į gerus restoranus, į kuriuos eina patys aukštų kastų ir pasiturintys indai. Mums ten kainos vis tiek bus palyginti nedidelės, didesnės negu gatvėje ir jau netokios juokingos, bet tikrai mažesnės negu čia Lietuvoje. Jūs gausit puikų aptarnavimą, jie paprastai užtikrina kokybę, yra laikomasi higienos, jie patys irgi nenori turėti problemų, nes kai kada Kinijos miestuose būna filtrai ir tai yra filtrai, sakau, būna protrukiai nemalonių infekcijų plintančių per užterštą vandenį ten, kur filtrų nėra pakankamai vandens. Tai štai, tai vaikščiokit į patikrintus gerus restoranus, gyvenkite higieniškomis sąlygomis laikydamėsi higienos taisyklių, o jeigu visai nenorite kažko nemalonaus parsivežti, tai keliaukite į Indijos šiaurę. Indijos šiaurė jau yra Himalajai, tai yra visiškai kitas klimatas. Ir nesimaudykit Gange. Kaip? Ir Gange gal ir nesimaudykit, bet tai yra jau Indijos šiaurė, ten kur Himalajai, tai yra visai kitas klimatas, tai yra pasaulio stogas, tai yra panašu, labai panašu į Tibetą ir geografiškai, ir kultūriškai. Ten sausas oras, ten žiemos būna žiauriai šaltos, tie virusai. O mūsiškė dabar šalta palyginus su to, kas ten būna, ar ne? Tai žiūrint, kurios vietovės, pas mus nėra dar taip šalta, kaip pavyzdžiui būna kartais žiemos Ladake, kur šaltis sukausto visą gyvenimą, -40 laipsnių šaltis. Ir ten labai įdomu, domėjausi, tenai moksleivių atostogos būna tos pagrindinės žiemą. Ne vasara kaip pas mus. Ir tas žiemos atostogų laikotarpis, berods 2 mėnesiai, yra skirti vaikams likti namuose arba su tėvais vykti į piečiau esančius Indijos regionus. Arba darbingo amžiaus žmonės išvažiuoja žiemos metu iš to Ladako užsidirbti ir dirbti į pietesnius regionus, kur
kur gyvenimas nestoja taip kaustomas žvarbos ir šalčio. Gerai, Kinija, Indija aptariam. Kur dar tose rytų šalyse esat buvus? Aišku, nevardysiu, kur ten buvus visų iš eilės, bet mano tokia dar viena labai stipri šalis, kurią... Kur nauja knyga bręsta? Gal nauja knyga, bet pirmiausia, tai bręsta dar viena kelionė su lietuvių keliautojais, tai yra Mongolija. Mongoliją esu aprašiusi knygoje Geografijoje Transe. Stepių sostinė, tarp kitko, Ulan Batoras yra vienintelis miestas Mongolijoje. O visur kitur jurtos, ar ne? Tai yra gyvenvietė, tai yra tikrai didelis miestas, turintis miesto statusą. Nu ir Putinas tam buvo. Mongolijoje dar yra vienas toks Dalanzadgadas, Gobio dykumos sostinė, kuris tik pretenduoja į miesto statusą. Visi kiti gali būti panašus į miestus, bet dar neturi miesto statuso. Tai va, tai Mongolija yra atskiras pasaulis, lankėsi Putinas teisingai, nes mongolai, įsivaizduokit, Mongolija yra tarp Rusijos ir tarp Kinijos, tarp dviejų tokių milžinių. Mongolija labai jautriai turėjo jautrių istorinių laikotarpių, kai jie buvo priklausomi nuo Kinijos, tiksliau nuo Kinijos Čingų dinastijos, panašių metų kaip mes nuo carinės Rusų imperijos. Mongolai jautė didžiulę grėsmę per tos 20-ojo amžiaus padalyjimus įtakos sferų, kai draskėsi dėl tam tikrų sričių Azijoje Britai, Rusai, Kinai, tos pagrindinės jėgos. Dabar vėl apie Kiniją, kadangi mums Kinija yra tokia truputėlį skausminga tema Lietuvai, ekonominė prasme, taip toliau čia. Iš tikrųjų, tai ir knygoje aprašot ir šiaip turbūt žinot, kaip bendrauti su to Kinu, kad jeigu susipykai, tai kad susitaikytum. Tai va, žinokit, čia reikėtų atskiros laidos ar net visų laidų serijos, kad viską išpasakočiau, bet tam ir yra knyga Geografija Transe, ten yra kaip praktiškai kaip bendravimo su kinais tokia Biblija. Tai yra, kad mes su Raimondu Dikčiumi iš tikro nemažai rašome apie tą kinų etiketą. Jūs rašot, kaip ten su vieno lygio kinu, tai bendrauji su kitu, nieko negausi ir taip toliau. Mes rašome subtilybės, kurių paprastai patirties neturintis vakariečiai nežino arba net negalėtų įsivaizduoti, nes Kinija yra visai kitas pasaulis etikos, diplomatijos prasme, jų mentalitetas visai kitas, pas juos yra labai griežtos šimtus metų nesikeičiančios bendravimo taisyklės. Ir raktas į gerus santykius su Kinija, lygiai taip pat į blogus santykius su Kinija, gali būti vienas iš tų raktų, tai ir gali būti informacija, kurią mes atskleidžiame mūsų knygoje. Kitaip sakant, Lietuvos diplomatam irgi dėrėtų pasiskaityti. Tikrai dėrėtų. Aš jau dabar sulaukiu, tiesą sakant, skambučių iš kai kurių žmonių, kurie turi įtakos valstybės gyvenimui, su tokiais prašymais patarti, kaip bendrauti, pavyzdžiui, su tam tikro lygio kinų biurokratais ir panašiai. Žodžiu, per daug nesiplėsiu. Tai noriu pasakyti, kad pas mus yra dalis žmonių, kurie bando atstatyti tuos santykius, kurie buvo bereikalo tokie visai tuščioj vietoj sužlugdyti. Ir žiūrėkit, kalba jums žmogus, kuris pats yra gavęs draudimą į Kiniją įvažiuoti. Tai aš išlieku objektyvi. Supratau. Dabar dėdulė Donaldas Trumpas, jisai su Kinija turi daug reikalų. Jisai gerai daro ar blogai? Dėl savo šalies interesų jis daro gerai. Žiūrėkit, jeigu jau taip Europa nori kažkokiu būdu jau tą Kiniją susilpninti, tai čia nepadės jokios kažkokios akcijos su žvakelėmis, kaip pas mus dabar būna įprasta, ar ten protestai prie Kinų ambasados. Tai čia elementaru, vakarai turi stengtis atsijunkinti nuo tam tikros produkcijos gamybos Kinijoje ir tą gamybą kažkur kitur perkelti.
kad ir į kitas Azijos šalis. Kinija labai priklausoma nuo eksporto. Taip, dabar pasižiūrėkit, labai tokia naujausia aktualija, ties ją mes ir galim baigti. Europos Sąjunga visiškai neseniai, man regis tik šį mėnesį, pasirašė abipusiai naudingą prekybos sutartį su Indija. Tai yra, kad bus muitai mažinami ir tikrai drastiškai mažinami tiek vienos šalies naudai, tiek kitos pusės naudai. Tai čia gal tokia būtų užuomina pabaigai apie tai, kas gali būti alternatyva. Ir aš tikrai nesu prieš Kiniją nei nusiteikusi, nei ją ginu. Bet aš tiesiog stengiuosi, kaip ir knygoje, iš visų pusių pateikti, atskleisti situaciją, sakykime taip. Gerai, Goda, ačiū. Tamsta mane netgi įtikinai, galbūt ir nukeliausiu tenais. Kur tenais? Į Kiniją arba į Kiniją, arba į Indiją, nes man nei ten neuždrausta. Ir į Mongoliją dar, kiek žinau, nesu paskelbtas neįleidžiamu. Tai liuks, tai prašom. Dabar taip. Pabaigai, ačiū labai, kad atėjot, Tamsta. Ir čia noriu kartu padovanoti, kaip, vis dėlto aš pavartosiu žodį rašytoja. Kaip rašytojai noriu savo mamos rašytojos 3 knygelės padovanoti, Nemiros Čivienės, prašau. Labai malonu. Ar galiu perskaityti pavadinimus? Vientisos pilnatis, Šermukšniai subręsta rudeniop ir Balto dobilo užkalbėjimai. Ačiū labai. Gerai, ačiū.